Man buvo meilė klausimas. Taip. Dabar aš nežinau, čia jūs tiesiog komentaras. Visų pirma, Lietuva tai yra maža tauta, 3 milijonai žmonių. Kas čia yra iš tikrųjų? Tai tokios, kaip sakyti, erdvės, kur yra dauguma, kur mažuma, labai ryškiai matosi, pasiskirsto ir taip toliau. Vadinasi, kad mes neišnyktume, mes privalome laikyti savo tradicijas. Kas yra tradicijos? Tai yra šimtametės, kelių šimtų metų tradicijos, būtent bažnytinės. Tai yra katalikų bažnyčia, kuri laikė Lietuvą su savimi. Tai yra kilo nuo Saulaičiaus ir panašiai. Dabar ką traktuoja bažnyčia? Jinai sako, kad lygios teisės privalo būti. Tai yra pagarba vienam ir kitam. Nesvarbu, kas tu bebūtų. Tačiau, jeigu asmuo sugalvoja tapti satanistu arba sugalvoja tapti pedofilu, atsiprašau, tai kas tada? Jisai irgi yra asmenybė. Jisai privalo tada skleisti savo, nes jisai yra toksai ir niekas jo nepakeis. Aišku, tai liga, suprantama, ją reikia gydyti. Aš nežinau, kaip čia dabar buvo, tačiau iš kai kurių paskaitų esu girdėjęs, kad homoseksualumas irgi yra tam tikras pakitimas, ar tai socialinis, ar tai psichologinis, ar tai prigimtinis, kurį irgi reikėtų gydyti. Čia yra tarybos visai. Tai va, ar negalima pritaikyti to paties homoseksualizmo prie pedofilijos arba zoofilijos arba bet kokio kito polinkio į tradicinės normas, kai yra tas, pavyzdžiui, patriarchatas, tradicinė šeima, vyro ir moters ir vaikas, nedirbtinas atvaisinimas ir panašiai. Va tokie dorybiniai dalykai, kurie yra, tiesiog žmogiški. Aš labai taip trumpai. Visų pirma, bet koks lyginimas su bet kuo, tai aš manau, moterį, bet irgi galima apskritai, kad seksualią moterį galima irgi sulyginti su kažkuo. Jeigu, taip, pavyzdžiui, prisižiūrėjus tam tikrų dalykų, taip, kad vyrų žiūri kaip į seksualinį objektą, dar kiti žiūri, sakykime, yra įvairiausių dalykų. Tai žiūrint, kaip tu pradedi lyginti. Žmogus yra ta asmenybė, kur jisai sulygina net nesulyginamus dalykus. Jisai pradeda lyginti. Ir mano atsakymas tai toks ir tai būtų labai paprastas nes galima paėmus šunį lyginti jį su kažkuo. Nes žmogus jisai toks yra, kad jisai matom Respubliką, jisai pradeda redaktorius lyginti įvairiausius dalykus. Tai yra žmogaus dovana išmąstyti kažkaip ir kažką tai pradėti lyginti. Čia jo ar tai dovana, ar tai liga, aš nežinau. Gal dovana. Savo laiku buvo toks vaikams skirta knyga Kodelčius, kur buvo labai gražiai pasakyta, kas tai yra stalas. Kas tai yra karvė? Tai yra kaip stalas, kaip ir įspojus, tik tai duoda pieną. Tai čia tas pasakymas, kad zoofilija, pedofilija pridėkime prie homoseksualumo, ne homoseksualizmo, nes nelietuviškai izmas čia skambėtų, o prie homoseksualumo, tai čia labai du skirtingus dalykus į vieną krūvą sukraunate. Patologija, liga ir lytinė orientacija. Šitų dalykų aš suprantu, kad labai lengva yra sumaišyti, bet jų maišyti negalima. Šiaip mes, kai mes kalbame apie gėjų, lesbiečių, transseksualų, biseksualų teises, tai man irgi tai truputį negražiai skamba, nes mes kalbame apie žmogaus teisę, pirmoji idėja. Ir turbūt šitaip mums reiktų kalbėti. Ir vėlgi čia buvo pasakyta, kur yra problema mūsų visų tų organizacijų, kurie vienaip ar kitaip bando lyg ir atstovauti seksualinės mažumas, jeigu taip galima pasakyti. Tai tas karingumas, jisai kartais nuteikia toks perdėtas karingumas su pagrindinė idėja, kad būtinai reikia į gatves ir atsiprašau visiems parodyti nuogus pimpalus ir užpakalius, arba ten ant galvos dar ką nors susidėti. Aš tai visą laiką sakau labai paprastai, kad vis toks išėjimas į gatvę tai yra streikas, o streikas yra kraštutinė forma,
kada jau tu nebepasieki savo kažkokių tai tikslų kitais metodais. Ar mes patys esam kažką tai padarę tiek pakankamai, kad galėtumėm eiti jau ir streikuoti gatves. Nu, jeigu būtų šilta kaip Brazilijoje, gal sambo ir sušoktumėm, gal ir gražu būtų. Tai šiaip aš manau, kad mano nuomonė, kad vienas iš momentų yra dėl to atsiskleidimo ir visuomenės auginimo ir mūsų pačių prisiauginimo. Tai pavyzdys yra tos pačios Jungtinių Amerikos valstijos, kurios, ko gero, čia lengviau kvėpuot pradėjo, kada žinomi žmonės, gerbiami visuomeniai žinomi žmonės, drąsiai atsistojo ir pasakė, aš esu toks. Ir tai duoda, kada žinomas žmogus tai pasako, tai duoda tikrai drąsos ir tam jaunam žmogui nebe tai baisu pasidaro. Nes dabar pabandykite, įsivaizduokit, pirmo kurso studentas atsistoja prieš auditoriją ir sako, žinote, aš esu gėjus, arba aš esu lesbietė. O kodėl reikia būtinai prisipažinti? Tai... Ne, aš tik sakau, kad... Atrodo, formuoti klausimą. Čia negalbūt, aš tiesiog kaip komentaras. Bet noriu pasakyti greičiau. Ta prasme, jūs baigėt? Tai aš čia baigiau. Nes girdėjau, aš nenorėjau. Norėčiau dėl tų bažnyčios ir lygių teisių. Aš žinau, iš kur jūs ištraukėte tai, kad bažnyčia pripažįsta lygias teisės. Parlamente girdėjau kardinolo Bačkio žodžius, kuris pasakė, kokios čia lygios teisės. Moteris turi gimdyti, kad tai yra jos prievolė ir taip toliau. Taip, kad man tai naujiena, kad bažnyčia pripažįsta lygias teisės, bažnyčia nepripažįsta ir lytinių mažumų ir taip toliau. Dabar apie tą palyginimą, kad jūs norit viską lyginti, Vytautas sako, žiūrint, nuo ko ten lyginsi, na mokslinė literatūra, žmonių ir gyvūnų jau nebelygina. Daugiau mažiau lyginti, aš turiu menį ir apie ne tik faktą, tačiau ir apie tikėjimą. Einame šitoje esame įstaigoje ir tikrai atskirkime, kad kalbant apie instinktus ir kalbant apie žmogaus protą, nedėlėtų lyginti žmogaus ir gyvūnų. Aš visai neseniai girdėjau sveikatos laidą per žinių radiją, kur kalbėjo viena tokia pagyvenusi, žinau, gyduonė, net filosofė, rašytoja, kuri būtent palėtė lytinių mažumų klausimą ir sako, gyvulėliai taip nedaro, tarp gyvulėlių taip nebūna. Taip, aš žinau, kad būna, aš pati skaičiau. Tai kad man pasidarė gėda už tą pagyvenusią, reiškia, gamtos mokslo specialistę, kuri, na, sulygina žmogų, mąstančią būtybę, kuri sugeba rinktis, kaip save kurti ir savo gyvenimo būdą. Na, o kalbant apie homoseksualumą, tai be abejonės jau seniai pripažinta, kad tai ne liga, kad tai yra lytiškumo apraiška, kad žmogaus lytiškumas yra sklaida. Ir eksperimentuoti gali ir heteroseksualai. Eksperimentuoti su savo lytiškumu ir kūnu. Taip, kad nežinau, tiesiog reikia smarkiai su savim dirbti ir skaityti daug, kad galėtum kalbėti tiksliomis sąvokomis. Tačiau jeigu pradėti ieškoti tokių dalykų kaip, tarkim, eksperimentavimas, tai, tarkim, aš ilgą laiką buvau už mirties bausmę, nes, tarkim, čia žmogžudys yra taip, jam reikia... Aš kalbu apie lytiškumą ir apie Freudo sakomą malonumą. Tu malonumą gali gauti skaitindamas intelektinę literatūrą ir kurdamas, tu gali gauti lytinį malonumą. Ir tam, kad tas lytinis malonumas būtų įvairesnis, tu gali savo kūnų eksperimentuoti. Tačiau viskas prieštarauja. Kas prieštarauja? Normam. Aš kalbu apie tokį kaip sulyginti. Tai jeigu jūs gyvenat pagal religijos sukurtas normas, tai jūs esate nemoks žmogus. Aš, pavyzdžiui, nepripažįstu ir laikau, kad žmogui duotas vienas gyvenimas, taip? Jis turi laikytis tam tikrų įstatymų, moralės, žmogiškumo normų. Taip? Ir apie mirties bausmę čia kalbėti visai mums nedėra. Bet mes kalbam apie lytiškumą ir ką lytiškumas duoda asmenybės formavimui. Man lytiškumas yra be galo gražus. Tai yra lytinė energija, kuri tavo kūrybiškumą skatina. Ir džiaukitės, kad jūs esat jauni ir galit tuo eksperimentuoti. Ir aš tarp kitko labai apsidžiaugiau, kai išgirdau, kad lytiškumas gali būti gyvas iki 80 metų.